Nu, ko jūs, kaip gyvenimas? Tikiuosi gera. Kaip matot, esam Norvegijoje vis dar. Norėjau pasidalinti su jums gražiai gamtą. Ir šiandien pašnekėsim apie Davin knygą, katrą perklausiau. Knygas pavadinimas į Day Trading Attention by Gary Vee. Perklausiau anglišką, tai stengsiaus trumpą, neišsiplėtoti labai daug. Knyga pagrindė yra apie marketingą. Apie marketingą ir kaip pasinaudoja socialinės tinklas sutraukti visą tau žmonių dėmesį ir gal parduoti kokį nors produktą ar kažkokią savo paslaugas. Knygo autorius labai daug šneka tiesiog, kaip pasikeiti visą tų socialinių tinklų dinamiką. Kad dabar nėra būtina turėti daug sekėjų, kad greitai galėtum pasiekti labai daug žmonių. Viskas priklauso nuo tavo turiniaus. Jei tavo turinys, sakykime, tavo TikToks, tavo Instagram Reelsas, tavo Facebook Reelsas, tavo Snapchat, kur yra koks nors posts, jei jums bus geras, jei jums atrauks žmonių dėmesį, tai tu gali turėti kokius 10 sekėjų, bet jei tavo tas posts, tavo įrašus paskelbs bus geras, gal sulaukti, kad ir milijonų peržiūrų. Viskas priklauso nuo kūrėjos, nuo kontento, kurį mes įkeliam. Tas iš tikrųjų ir labai gera žmonėms, kad gal seniau nenorėdavau kelti turiniaus, nes galvodavau, kad viskas jau per vėlą, reikėjo ten YouTube kelti seniau, prieš kokį 10 metų, kad YouTube tik tas susikūrė ir taip toliau. Bet ne, dabar viskas pasikeitė ir tas yra dabar vienas iš tokių dalykų, katras kaip tik pradedančiusius turinį kūrėjus, kaip tik paskatin kurti turinį ir padrosint, kad tu gali pradėti, net neturėdams išvis sekėjų, ir jei tavo turinys bus įdomus žmonėm, tu aišku susirinksi tavo auditoriją ir jau su tavo auditorija, kaip jau tu nori. Galėsi jiems gal pasiūlyti savo produktą, gal savo paslaugas. Ir aplamatas autorius labai akcentuoja ant tų, kad didelės kompanijas vis dar neišnaudo socialinių tinklų, kaip jiems reikėtų išnaudoti. Они vis dar yra, gal sakyti, tokie senamadiški biškėlį, nes они vis dar labai daug pinigų investuoja į televizijas reklamas, į gal radiją kartas, o pagrindinis dėmesys dabar vis tik socialinius tinklus. Uns labai detalę pasako, kaip reikėtų įsigilinti į kiekvieną, sakykime, į TikToką, į Instagramą, į Facebooką, į Snapchatą, į YouTube, kaip reikėtų įsigilinti į kaip reikėtų įsigilinti į tai, kokius postus skelbti, kaip tu Reelsą sukurti, kaip sukurti ilgą formatą video. Ir uns paaiškin, ko reikėtų gal pradėti, kokius duot tipus, kaip jūs galėtumėt tus tipsus duot, kaip galėtumėm kurti tų turinį, kad, sakykime, tu gali pasiimti paprasčiausią antraštę, uždėti savintos antraštės ir šnekėti apie to dalyką, kas ten yra, sakykime, ir koks nors straipsnis, apie kokį sveikatą, sakykime, ir tu gali padaryti screenshotą tos nuotrauks, užsidėti savintos nuotrauks ir tiesiog šnekėti, tu tiesiog dara turinį. Čia vienas kaip pavyzdys, ku tas autoris norėjo pasakyti, kad nėra sunkia turinį kurti, reikia tiesiog nukurti, o po biškį tu išmoksti tų turinį kurti. Aišku, nemoku šnekėti, aš nesurenku tų didelių peržiūrų, aš iš tikrųjų neįdedu daug darbo, pas manis turinys yra toks labai papras, bent jau po kol kas žiūrat, manau, esat labai kantrus. ir taip, aš dar iš Saisino pasakys, kad jei turėt kokį nors hobių, ar kokį nors minčių, ar kokį nors svajonių, ar kokį nors tikslų, tai nedvėjokit ir pabandykit kurti turinį, ar TikTokus, ar Reelsus, socialinius tinklus. Po biškį, manau, pramoksit kurti, va tokį knygą galit perklausyti, perskaityti. Ten yra labai daug tipsų ir daug knygų apie tai. Nes vis dar taip tas toks sens mąstymas, kad socialinė tinkla yra tiesiog kažkokių mažų vakų, kažkoks nesąmonis. Bet pagrindė dabar čia yra dėmesys
žmonės leid savo laiką socialinius tinklus ir kas liet verslą, ten irgi, kur ir dėmesys, ten į reklamą, ten į pinigą. Tai ir didelis potencialas iš savo hobį, savo, gal sakykime, mėgiamą veiklą padaryti tokį žmonėms žinom dalyką, iš katro galėtumėt pasipelnyti, iš katro galėtumėt uždirbti pinigų ir gal netgi nebereikės eiti tų darbų kada nors. O gal tiesiog šalia bus pinigų pajamos. Sakykime, esat kokį kepėją, mėgstat kepti, tai ir kelkit tiktokus, kelkit reelsus, reklamuokit, kad galėt kokį pyragėlį iškepti ir taip toliau. Bet čia būtų man tik nuomonė. O socialinius tinklus yra labai gera, kad gali pradėti, gal sakyti, visiškai neinvestavęs pinigų. Nufilmavo video su savo telefonu, kėlė ir viskas. Kamerų irgi labai ten stiprių, galingų nereik pradžių. Tai va. Ir labai gerai ir, kad prie kiekvieną postą parod, kiek žmonių pažiūrėjai, kada tai žmonės išjungė, iki kada tai žmonės žiūrėjai tų postą. Parod, sakykime, netgi subscriberę parod, iš kur atėjai, ar nuo to video užsubscribin, ar iš kieto video užsubscribin. Tai va, ta knyga tiesiog apie socialinius tinklus, apie marketingą ir apie tai, kaip keitas tendencijas, kaip viskas keitas, kaip seniau televizijai buvo, kaip sakant, tas karalius. Ten reklama labai veikia, nes seniau žmonės žiūrėdavo televizijai. Dabar jau žiūrėkit, pagrindė parent į to veitą YouTube's. Seniau radiją klausydavos, laikraščius skaitydavo, dabar tam gal ir Instagrams, ir visi kiti tinklą, Facebook's. Tai teikva. Paskatins jūs kurti turinį, aš pats kuriu turinį, gal ne per labiausiai sėkmingą, bet aš dabar darau, kiek aš galiu padaryti, ateityje aš padarysiu daugiau, aš žaidu tų tokį long game, aš neskubu, aš galiu čia būti metus, 2, 3, 4, 5, jei išės kažkur padaryti, išės, jei neišės. Tai va, skaitykit, domėkitės, svajokit, bandykit siekti ir nepasidaukit, nėra ko prarasti, nėra labai daug ko prarasti. Tai va, iki.